Kai mūsų paklausia, iš kur esame, atsakome iš Lietuvos. Kai mūsų klausia, kur gyvename, atsakome Jungtinėje karalystėje, Airijoje, Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ar kur kitur. Tačiau išgirdę klausimą, kur mūsų namai, dažnai nutylame ir susimąstome. Lietuva patampa diasporos tauta. Tai reiškia, kad labai yra svarbu jaustis lietuviu ir nesvarbu, kur tu esi. Nesvarbu, kur tu esi, tu vis tiek būsi lietuvis, jeigu tu to norėsi. Ir asmeniškai aš pats tą dalyką pragyvenęs ir aš tikrai jaučiu tą patį pulsą. Mano sesuo taip pat studijuoja užsienį, daugybė mano draugų yra studijavusių, gyvenusių, grįžusių iš užsienio į Lietuvą ir šiaip niekas dėl to nesigaili. Ir aš galiu ką pasakyti, kad išvažiuoti kažkur tais pagyventi tai yra pozityvus dalykas. Tu praplėti savo pasaulėžiūrą, tu praplėti savo kompetencijas ribas, tu daug dalykų išmoksti, tu užaugi kaip asmuo. Ir visą tą dalyką, jeigu tu gali parvežti čia į Lietuvą ir pritaikyti, tai yra fantastinis dalykas. Lietuvių gyvenimas įvairiuose pasaulio kraštuose jau perėjo į naują kokybinę plotmę. Lietuvą palikę ir svetur naują gyvenimo etapą pradėję tautiečiai prieš 10-metį tik svajojo apie savą socialinę kultūrinę terpę. Šiandien padėtis gerokai pakitusi. Minėta socialinė kultūrinė terpė ne tik egzistuoja, bet ir klesti. O tai reiškia, kad užsienyje įsikūrusių tautiečių reemigracijos tikimybė mažėja. Puiki patarlė, puikus posakis, kad žvirblių lietuvių sutiksi visur. Tai net ir pačiose netikėčiausiose vietose galima sutikti lietuvių ir užmegzti kontaktų. Ir iš tiesų yra tekę bendrauti lietuviškai su didžiausiom pasaulio kompanijom, su įtakingiausiom įstaigom. Labai būna malonu, kai parašai laišką, elektroninį laišką ir tu gauni atsakymą lietuviškai. Ir svarbius reikalus pradedi derinti lietuviškai. Ir suvoki, kad lietuvių yra tikrai visur ir tikrai galima labai didžiuoti savo tą diasporą. Ir kiek lietuvių yra pasiekę tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Vis dėlto atsiranda nemažai lietuvių, kurie priima sprendimą grįžti gyventi į Lietuvą. Vienus skatina noras būti su šeima, artimaisiais, draugais, kitus – karjera, verslo planai, ketinimai Lietuvoje pritaikyti svetur įgytą patirtį, žinias, įgūdžius. Kokybišką informaciją bei konsultacijas į Lietuvą sugrįžusiems arba apie grįžimą galvojantiems lietuviams emigrantams šiuo metu teikia Migracijos informacijos centras, veikiantis Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biure. Idėja šitam projektui pačioje organizacijoje gimusi buvo labai seniai, dar tiek prieš projekto koordinatoriui, tiek man, tiek daugeliu kitų kolegų būnant jo organizacijoje kilo. Organizacija apie 2008 metus turėjo kitą projektą panašų, bet skirtą visiems migrantams informacijos centrą. Ir tuomet biuro vadovė Audra Sipavičienė ir kiti kolegos, kurie dirba organizacijoje seniau, bandė įgyvendinti šitą idėją, kad būtent reikia dėl augančių grįžtamosios migracijos kiekių, reikia įsteigti Migracijos informacijos centrą grįžtantiems lietuviams. Pirmąją pusę metų rinkome informaciją, sisteminome ją, derinome su institucijomis, nes didžioji dalis internetinės svetainės renkuosilietuva.lt yra informacinė. Tai tą informaciją mes stengiamės perteikti vartotojų draugiškų būdų, taip, kad tai nebūtų vien tik tai perrašyti teisės aktai, bet taip pat, kad neiškreiptume tų teisės aktų kuriamos esmės. Taigi pusę metų kūrėme tą būtent internetinį puslapį, o aktyviai teikti konsultacijas lietuviams pradėjome 15 metų birželio mėnesį ir džiaugiamės, kad pamažu apie mūsų žino vis daugiau. Norime, žinoma, kad žinotų dar daugiau. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biure ir konkrečiai projekte Renkuosi Lietuvą atsidūriau, kai grįžau į Lietuvą po pusantrų metų praleistų Olandijoje mokantis ir tada po metų praleistų Bulgarijoje dirbant nevyriausybinėje organizacijoje, kur supratau, kad noriu suvesieti su projektų administravimu ir projektinėm veiklom. Ir pati šiek tiek susidūriau su problemomis, kurios kyla lietuviams norintiems grįžti į Lietuvą ir būtent iš dalies galiu per asmeninę prizmę susėti tų žmonių problemas, kurie mus kreipiasi, su kuo jie susiduria ir kaip jie jaučiasi, tiek tuo biurokratiniu aspektu, tiek tokiu socialiniu ir psichologiniu, ką jie jaučia ir ką jie galvoja, kai tiek priima sprendimą grįžti į Lietuvą, tiek grįžta į Lietuvą.
Rinkoslietuva.lt vienas iš pagrindinių veiklų tai yra teikti konsultacijas. Nuo pat pradžios esame suteikę apie 250 konsultacijų ir visuomet stengiamės tai padaryti kuo greičiau ir kuo aktualiau. Ir kiekviena konsultacija yra labai individuali. Ne visais atvejais mes galim turėti iš karto atsakymą, tačiau mes be jokios abejonės įdedam tikrai daug darbo ir daug meilės į kiekvieną atsakymą, kad žmonės, kurie kreipiasi, gautų patį išsamiausią, patį tiksliausią ir patį tinkamiausią atsakymą. Centro darbuotojai tautiečius konsultuoja darbo, švietimo, sveikatos apsaugos, šeimos narių užsieniečių integracijos ir kitais su grįžimu susijusiais klausimais. Sveikas, Vytai, kas nutiko? Labas. Nežinau, kažkas lyg ir sugedo. Klausyk, neseniai grįžau į Lietuvą. Gal žinai, kad galėtų pažiūrėti mano automobilį? Vytai, aišku, kad žinau. Jūsų kaimynai negali žinoti visko. Visa su grįžimu į Lietuvą susijusi informacija vienoje vietoje. Renkuosi Lietuvą LT. Dažnai žmonės tiki labiau tą informaciją, kuriems pateikia kaimyno brolio draugas, kurį girdėjo iš lūpų į lūpas ir, iš tikrųjų, pats žmogus nėra skaitęs nei tai reglamentuojančio teisės akto, kur gal tai buvo parašyta ir panašiai. Ir dėl to ta informacija, ji būna paprastai neįtin tiksliau, kartais net ir labai klaidinga. Ir būtent dėl tos priežasties mes pasirinkom tą šūkį būtent šitų videoklipų, kad kaimynas negali žinoti visko. Ir mūsų teikiama informacija, ji tikrai bus tikslesnė ir teisingesnė. Ir mes pateiksim ją konsoliduoti, neteks svarstyti, ar čia tikrai tai buvo ar ne tai buvo. Yra tekę taip pat girdėti, kad tam tikrais atvejais tam tikros taisyklės nepasiteisino, sistema neveikia, čia galbūt liestų tam tikras socialinės išmokas grįžtantis iš užsienio, bet vėlgi, kaip jau ir minėjom, kiekvienas atvejis yra labai individualus. Tikriausiai tuo konkrečiu atveju buvo tam tikrų aspektų, kurių vėlgi pašnekovas nežino. Ir būtent dėl to ta sistema neveikia taip, kaip, turėtų galbūt veikti. Tai tiesiog rekomenduotume taip pat ne visada pasitikėti kaimynais ir iškilus tam tikriems klausimams kreiptis į mus. Mes tikim, kad mes ją pateiksim paprasčiau. Nors Rinkoslietuva.lt projektas yra daugiausia nukreiptas į tuos, kurie svarsto, arba planuoja grįžti arba jau yra grįžę, gauti visą svarbiausią informaciją, gauti visą informaciją susisteminti ir pateiktą suprantamiausiu būdu. Bet suprantame, kad ne visi dar kol kas planuoja grįžti, galbūt ne visi dar kol kas turi galimybę grįžti ir dėl to pas mumis veikia tokias skiltis kaip Virtualus lietuvis, kurioje stengiamės parodyti, pademonstruoti Lietuvos iniciatyvas, prie kurių galėtų jungtis tiek nauji nariai, tiek galbūt siūlyti kažkokias naujas iniciatyvas arba jau egzistuojančias ir mes mielai tą paviešinsim. Tad labai kviečiame jungtis prie virtualaus piliečio esančio Rinkoslietuva.lt puslapyje ir tikrai būtinai paviešinsim ir pasidžiaugsim. Kadangi mūsų ta tikslinė auditorija didžiąja dalimi yra užsienyje gyvenantys lietuviai, kurie vienokiame ar kitokiame lygmenyje galbūt planuoja jau grįžti arba dar tik tai labai abstrakčiai galvoja apie grįžimą į Lietuvą. Planuodami projektų veiklas mes iš karto supratome, kad labai svarbu nuvažiuoti bent keletą užsienio bendruomenių esančių kitose šalyse. Taigi pernai metų gale jau buvome Dubline ir Londone. Šiais metais 2 savaičių bėgyje planuojame būti Osle, kur susitiksime su Oslo lietuvių bendruomenė ir Norvegijos lietuvių bendruomenė. Ir labai buvo džiugu sulaukti kvietimo jau pirmosios mūsų viešnagės Dubline metu iš Monachono lietuvių bendruomenės, kur irgi važiuosime į Airiją jau 2 kartą su didžiausiu džiaugsmu, organizuosime konsultacijų popietės, ten būtent Monachane būsintiems lietuviams. Tai maloniai kviečiame tiems, kas žiūrės dabar Pasaulio lietuvių žinias, kas išgirs informaciją iš Monachano lietuvių bendruomenės sklaidos šaltinių Facebooko ir panašiai, kad mes jūsų labai lauksim ir lauksim iš jūsų tiek atgalinio ryšio, tiek klausimų, į klausimus, kuriuos galbūt iškart nesugebėsim atsakyti. Tai planuojam visą informaciją rinkti ir tada jau ją gilintis grįžę čia į Lietuvą į biurą.
Nepriklausomai nuo kvalifikacijos ar išsilavinimo lygio, visi reemigrantai susiduria su įvairiomis kebliomis problemomis. Sugrįžus vienu metu tenka spręsti daugybę praktinių klausimų ir pratintis prie šalyje gerokai pasikeitusios situacijos. Labai džiugu susilaukti teigiamų atsiliepimų šeimų, netgi kurios pavyzdys galėtų būti toks, kai prieš gerą pusę metų pradėjusi rašyti lietuvė moteris pranešė, kad norėtų grįžti iš Jungtinių Amerikos valstijų ir su savo visa šeima, o praėjus pusmečiui parašė: ačiū Jums už informaciją, kurią mums teikėte seniau, mes jau čia, už mėnesio grįžta ir mano vyras amerikietis, dabar mums kilo tokie ir tokie klausimai, tai ypatingai džiugu, kai tas tęstinumas išlaikomas ir kai matom, kad mūsų teikiama informacija žmonėms yra naudinga, jie pasitikė ir jie dar kartą mūsų klausia. Gyvenant užsienį, išmokau nebejausti namų ilgesio, nes aš supratau, kad tai gali būti pakankamai toksai žalojantis psichologiškai veiksnys ir aš supratau, kad namai yra ten, kur esu aš. Ir tai lygiai taip pat reiškia, kad kur yra namai, ten yra ir Lietuva. Ir tokiu atveju vėlgi tai yra pirmiausia suvokti, kad tu esi lietuvis ir nesvarbu, kur esi, bet tu esi lietuvis ir tu esi ta dalelė Lietuvos. Labai dažnai sakoma, kad būti patriotišku lietuviu užsienyje yra lengviau negu grįžus į Lietuvą. Tai aš linkiu užsienio lietuviams tiems, kurie visgi priima šitą tam tikrais atžvilgiais avantiūrą, grįžti į Lietuvą, nepamiršti, kad ir Lietuvoje galima būnant būti tokiu pačiu patriotu Lietuvos, kaip ir būnant užsienyje. Lietuviška tapatybė yra savęs identifikavimas bent mažiausiai dalelė lietuvių. Ir tai neturi būti siejama nei su pilietybė, nei su gimimu toje šalyje Lietuvoje, nei su tavo tėvų pilietybė. Tai gali būti susijęs su tuo, kad tau tiesiog patinka lietuviškos dainos ir tu laikai save lietuviu. Aš tikrai norėčiau palinkėti, kad mes visi liktume Lietuva, pagal tą patarlę, kad žvirblį lietuvių sutiksi visur. Ir labai norėčiau, kad Lietuva iš tiesų, nors ir galbūt išsiskaidžius, jos tie tinklai, tie ryšiai, jie vis tik stiprėtų ir stiprėtų. Ir svarbiausia, kad palaikytume lietuviškas tradicijas ir kurtume naujas visi kartu.